Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bytai ir Baitai. Tai 74 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie savybių perrašymą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip jūs prisimenate, mes galim perkrauti metodus. Tai jeigu mes turime metodą magnitude viduj klasės vektor2, tai mes galim tą metodą perrašyti paveldėtojo klasėje vektor3 ir nurodyti kitą skaičiavimo būdą. Bet taip pat tai pas mus gali būti ir savybė. Jeigu mes tai aprašysime tokiu būdu, tai mes matome, kad magnitude jau pas mus ne metodas, o savybė. Ir mes taip pat galim perkrauti ir savybę. Tai čia pas mus išeina vienas metodas get viduj tos savybės ir tą metodą get mes būtent ir perkraunam, kaip jūs matote. Dabar mes sukūrėme du vektorius ir iš kiekvieno iškviesime savybę magnitude. Ir pažiūrėsime, ką mes gauname. Ir kaip jūs matote, yra kviečiamos skirtingos realizacijos tos savybės. Metodo get tose savybėse. Jeigu ten pas mus išsaugotas yra vektor2, tai mes kviečiam tą realizaciją. Jeigu ten saugomas pas mus vektor3, tai mes kviečiame realizaciją, kurią aprašyta klasėje vektor3. Ir mes galim perkrauti ne tik get metodą, bet ir set metodą. Tarkim, mes galim aprašyti tokią realizaciją ir pažiūrėsime, kaip tai vyks. Ir kai mes paleidžiame tą kodą, mes matome tikrai tą atsakymą, kuris ir buvo pas mus laukiamas. Tai jeigu mes priskiriam prie A klasės objekto vienetą, tai ten ir gauname atgal vienetą, kaip ir parašėme. Bet jeigu mes lygiai tą patį darome su B klasės savybė, tai mes gauname jau kitą atsakymą, nes ten aprašėm kitą realizaciją. Tai kai vyksta priskyrimas, mes priskiriam value plus 1, tai 2 plus 1 pas mus išeina 3, ir kai gauname atgal, tai mes dauginam dar tą reikšmę iš 2. Ir tai išeina 6. Tai kaip matote, mes galim perrašyti ne tik metodą get. Taip pat pas mus A klasė gali būti abstract ir tada ta savybė irgi bus abstract. Ir mes būtinai turėsime realizuoti tos metodus. Ir tada negalėsime sukurti A klasės objekto. Kaip jūs matote, abstract savybės irgi gali būti, bet abstract elementai pas mus gali būti patalpinti tik viduj abstract klasės. Tai prie klasės mes irgi turime parašyti raktažodį abstract, kad tai pas mus veiktų. Dabar jūs žinote, kaip keisti realizaciją savybių. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.